Oi, labas, neringute. Sveiki, sveiki. Sveiki, Aušra. Tai va, mes šiandien turim specialų laivą, ne, abidvi, ir pasikalbėsim jau konkrečiai apie mūsų kompanijos galimybės, ne. Ir aišku, jos turbūt mes visą laiką moterys norim padėti moterims tokios solidarios visos, ne. Ir atrodo, vyrai jie ir taip tokias užima rimtas pozicijas versle, ne. O moterys jos gali padirbti su skaičiukais, su kitom moterim, padėti mamytėm. Tai šiandien mes visi, kurie klausote, pakomentuokite. Ir ar jums tai aktualu, ar jums tai įdomu, nes galiu pasakyti, kad Neringa mūsų kompanija yra mano komandai pati aktyviausia lyderė. Ir tai, ką šiandien mes kalbėsime, Neringa viską turi, viską išbandžius, kaip ir aš. Ir mes nesidalinsime iš lempos bile kuo, ne? O kalbėsime tai, ką mes pačios darome ir tai, kuo mes galime pasidalinti, pamokinti ir padėti. Ir iš tikrųjų, žinokite, kad tai labai paprasta. Tai neringute biškė apie save pasakyk, kas mūsų negirdėjo dar. Jo, tai mes esam Yes Global kompanijos lyderės, atstovės tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Padedame visiems norintiems atstatyti ir turėti gerą sveikatą su natūraliomis priemonėmis. Aš esu ir sveikos gyvensenos propaguotoja, man labai tai patinka šitas kelias, aš domiuosi ir stengiuosi padėti daugybei žmonių, taip pat ir finansinę gausą kiekvienam gyvenime savo sutikti. Ir atrasti, kaip aš sakau, nes tikrai yra būdų ir gana to moterim sėdėtoj virtuvėje, ne, va, kur mūsų fonas, einam, parodysim, kaip mes čia užsidirbam ir tikrai nėra sudėtinga. Tai pradedam, Aušra, ne? Taip, tai dar kartą sveiki visi, kurie prisijungė. Ir šiandieną mes su Neringa susitarėm, kad pagaliau atskleisime tai, apie ką visi mūsų dažnai klausia, apie tai, ką mes susirašinėjom, skambučiais su žmonėm bendraujam. Ir kaip mes iš tikrųjų uždirbam, kaip visas mūsų verslas iš tiesų veikia, be mistikos, be kosmoso, be kažkokių tai stebuklų, ne, ir kodėl mūsų darbas vadinasi skaičiai ir veiksmai. Nes, žinot, mes su Neringa tikrai nekokios IT milžinės, kad jau ten mokam viską nuo A iki Z ir atėjom tokios tobulos, viską žinančios. Tikrai taip nebuvo. Mes nestudijavom rinkodaros NASA akademijoje, bet mes tikrai žinome vieną dalyką. Kai darai paprastai, gauni rezultatus. Svarbu yra daryti veiksmus. Kai darai su širdimi, pritrauki žmonės. Kai darai kartu su komanda, su bendruomenė, augimas tampa neįtikėtinas. Ir būtent šiandien mes abi atvirai pasakosim, kaip šis metodas pakeitė mūsų gyvenimą ir kaip jis gali pakeisti jūsiškį iš tikro. Ir galiu dar pridurti, kad realybėje rinkoje yra du produktai. Tai yra sveikata ir pinigai. Ir būtent mes turime su mūsų komandos sistema visa paruošta. Mes turime įrankius, kaip tuos du produktus įsigyti. Tai va. Taip, tai tikrai sveikos mano mielos, nuostabios moterys ir ne tik moterys, aš manau, kad ir vyrų atsiras mūsų komandai, nes tikrai irgi jiem sužibės šitie skaičiukai, ką mes šiandien kalbėsim. Tai aš su Aušra šiandien sutarėm, kad aš viską sakysiu tiesiai šviesiai, kaip yra, o jinai bus ta, kuri pridės šiek tiek meilės, glamūro į mūsų tą visą pokalbį. Nes jei jūs galvojat, kaip ir aš anksčiau galvojau, kad verslas moteriams turi būti rimtas, sunkus ir tikrai užspaustas, tai galiu pasakyti tikrai ne. Šitas verslas turi būti tiesiog šiltas, lengvas ir ėjimas turi būti su šypsena.
Aušra yra mano motyvacijos bomba. Aš ją vadinu moteris turbina, o ji mane vadina pinigų magnetu. Ir žinot ką, tai atrodo labai juokinga, bet iš tikrųjų šitie dalykai abudu yra visiška tiesa. O kodėl tiesa? Todėl, kad šitas verslas yra tiesiog apie 2 žmonės per savaitę. Net Aušros vyras dažniausiai sako, kad jeigu ji sugeba jau susitvarkyti su manim, tai 2 žmonės per savaitę jai yra kaip juokas. Ane, Aušra? Tikrai taip. Mano vyras tikrai yra man pagalbininkas labai dažnai ir kai užeina tie debesėliai kažkokie, kur reikia man kažkokio tai sprendimo, nepanikuoti, tai jisai būna numeris 1, kuris mane išklauso ir man patarė, jeigu reikia. Jisai visą laiką atsiklausia, ar tu nori, kad aš tave išklausyčiau, ar tau reikės mano patarimo. Tai aš prisimenu, kai mes su Neringa pradėjom, aš su savo atkaklumu, užsidėgymu ir noru mokyti komandą, Neringa su savo meilė žmonėms, širdimi ir tokia neįtikėtina ramybė, kad kartais aš jai net pavydėdavau. Nes ant mano pečių atrodydavo tiek daug, vai čia reikia viską padaryti, kai mes prisijungėme kompaniją, nieko nebuvo, nei vertimų, nei nieko ir skubėjau kuo greičiau viską padaryti. Bet žinot, kas buvo įdomiausia, ji visada sakė, 2 žmonės per savaitę aš galiu. Ir ji darė. Ir darė, ir darė. Ir šiandien Neringa yra mūsų komandos pavyzdys. Moteris, kuri nuosekliai, be spaudimo, be streso, be dramų uždirba ir auga kaip tikras lyderis. Tai aš tuo labai džiaugiuosi ir aš pati. Ir žinot, mes kalbėsim šiandien daugiau apie tuos 2 žmonės, kada mūsų partneriai pradeda dublikuoti. Kol atrandi tuos partnerius, kurie dublikuoja, gali būti, kad jūs pradžioj surasite 10 ar 20 žmonių ir taip gali būti, bet faktas, kad jūs tai darytumėt lengvai ir paprastai. Tai tikrai taip, aš paantrinsiu Aušrai, kad dar ir darau kiekvieną dieną, nes tai yra mano tikslas ir čia nėra tikrai kažkokia filosofija, čia tikrai ne paslapčių klubas, čia tiesiog yra visiškai paprasta matematika. Tai yra 30 žinučių per dieną, 2 žmonės per savaitę ir 15 savaičių dublikacijos. Tai yra, kad tavo pakviesti žmonės pakartotų bent jau dalis jų. Tai yra viskas. Ir dažniausiai atrodo, kad, Neringa, aš nedrįsiu rašyti tiem žmonėm. Tai žinokit, aš irgi visada sakiau, kad aš irgi nedrįsau ir man buvo baisu, bet žinot ką, aš visada turėjau svajonę ir aš ėjau būtent dėl tikslų savo ir svajonės ir tą dariau. Ir žinot, kas labiausiai veža paskui, po kurio laiko, tai kai pačios tos moteris pradeda rašyti, ačiū Neringa, pagaliau galiu laisvai visiškai kvėpuoti, galiu neskaičiuoti iki paskutinio euro pinigų, pagaliau vėl jaučiu gyvenimą, galiu pirkti savo vaikam, ką noriu ir tikrai nuėjus į parduotuvę svarbiausia neskaičiuoti. Štai dėl ko verta. Tai aš tikrai paantrinu visą šitą dalyką ir labai smagu gauti tokį jo atgalinį ryšį paskui, kai pradžiai sako, kad neįmanoma. Tikrai taip, Neringute, tikrai taip. O dabar jūsų laukianti mėgstamiausia dalis - pinigai. Mūsų produktas, kaip ir mes sakėm, kad mes turime 2 pagrindinius produktus, tai sveikata ir pinigai, ane? Tai mes esame moteris ir mėgstamiausia dalis pinigai moterims, kodėl? Ir ne dėl to, kad juos sunku uždirbti, ne dėl to, kad jūs ten vaikučius auginat, o dėl to, kad mes moteris kiekviena norim turėti savo pinigų,
kad nereiktų pas vyrą prašyti ten, kada nusipirkti pėdkelnes, ar kada nusipirkti naują lūpdažį, ar kažkokį tai galų galę savo gėlių puokštę pasidovanoti, ne, galima, juk jūs turbūt darote tai, ne, parašykite, kurios mėgstate čia pačią savo nusipirkti gėlių, ar tik tai laukiate, kada vyras padovanos. O pas mane dabar pilna gėlių primerkta. Vaikai pridovanojo per jubiliejus, mūsų su vyru 40 metų buvo santuokoj. Bet būna momentai, kada tu savo nori turėti, ne, tų gėlyčių nusipirkti, ar kažkokį naują lūpdažį atsinaujinti, ar galų gale pasidėti su draugė kavinėje ir turėti savo pinigų, tai yra iš tikrųjų nuostabu. Ir reikia žinoti, ką gauna širdis ir ką gauna piniginė. Ir kada tu tai darai su tokiu, jau mes dalinamės iš to, ką mes jau turime. Ir mes susidūrėm irgi su visokiais tarakonais, ne? Tai kaip atrodytų tas uždarbis, jeigu tu ir tavo komanda daro 2 žmonės per savaitę. Ir galiu pasakyti, kad tai yra įmanoma ir daugiau, mes kalbam apie 2 žmonės, ne 2. Tai pirmą savaitę jūsų uždarbis atrodytų maždaug nuo 50 iki 350 eurų. Pirmą savaitę. Antroji savaitė jau jūs galėtumėt uždirbti iki 600 ir daugiau, ne? Trečioji savaitė nuo 2 iki 600. Tai nepamirškit, kad viskas pliusuojasi, ne? Penktoji savaitė nuo 600 iki 1200. Ir galiu pasakyti, jau antroji, trečioji savaitė jau įsijungia duplikacija. Reiškia, ir jūs ieškote naujų tų 2 partnerių per savaitę, bet jau ir jūsų partneriai pakviesti irgi pradeda įsisavinti medžiagą, įsisavinti sistemą ir pradeda tą daryti. Ir 8 savaitė gali būti, kad jūsų uždarbis jau sieks iki 3,5 tūkstančio. 12 savaitė jūs galite pasiekti ir 10 tūkstančių. O 15 savaitė 30 tūkstančių ir daugiau. Jūsų komandoje, jeigu bus konkreti duplikacija būtent iš tų pačių žmonių, tai jūsų komandoje jau bus 10 tūkstančių partnerių. Ir aš tikrai žinau, kad ne visi tą pakartos, ne visi taip greit padarys, bet vien tik tai pusė atlygio, pagalvojus nuo tų 30 tūkstančių, jeigu per 3 mėnesius, ne, jūs uždirbkite pusę to, jau kai kam bus labai gerai. Galiu pasakyti, kai kurie net ir išsigąsta šitų pinigų, kurie pas mumi galimi uždirbti. Ir tai mes pasiekėm per 3 mėnesius. Ne per 3 metus, ne per 30 metų, o per 3 mėnesius. Ir galiu pasakyti, kad daugelis žmonių išdirba 40 metų, kad gauti pensiją, ne? Ir tokių pinigų niekada negauna, nei per 3 mėnesius, nei per 3 metus ir taip toliau. Bet ar mes pasiekėm realius rezultatus? Taip. Taip, mes turim panašius rezultatus ir jie būna keičiasi ir būna kyla, būna šiek tiek toks balansas visą laiką. Ir ar mes matome, kaip tai veikia moterims mūsų komandoje? Taip, aš matau, vienas variantas yra neringa, yra kitos partnerės, kuriomis galiu pasidžiaugti, kurios, ir žinot, kiekviena pasirenka savo tempą. Kiekviena savo tempą pasirenka ir gal jūs surasit per savaitę 1 partnerį, o gal jūs surasite 3 partnerius, ne? Labai svarbu, kad tie partneriai būtų orientuoti į duplikaciją, ne? Nes net 20% tos matematikos gali pakeisti jūsų gyvenimą. Tikrai taip gali. Tikrai taip gali. Ir
jeigu mes ir nepasiekėm tokių rezultatų, tai mes tikrai turim dabar motivaciją ir turim tokius tikslus pabandyti ir pasiekti ir įrodyti tai. Nes dar vienas labai svarbus dalykas, moteriai reikia aiškumo ir saugumo. Todėl, kas prisijungia pas mus į komandą, visada gauna pirmos savaitės planą, mentorystę, mokymus, palaikymą, žinučių šablonus, reels tekstus, daugybę mokymų, istorijų šablonus, atsiliepimus. Tai tiesiog moteris čia niekada nebūna viena, mes už rankos vedam nuo pirmų dienų iki pat tų pirmų pajamų. Svarbiausia, kad tas žmogus rodytų norą. Ir dabar dar negana to, kad mes dabar turime, bet ir rytoj turėsim mokymus, ne, trečią dalį mokymų, kaip dirbti su tam tikra strategija. Mes komandai susikūrėm tam tikrą sistemą ir mes duodame ir pavyzdžius, ir mokymus, ir skaidrės, pagal kurias jūs galite dirbti, judėti ir daryti tuos pirmus žingsnius. Ir dabar, brangiosios, jeigu jūs turite dvi moteris savo gyvenime, kurioms nori padėti, tai jau yra viskas, ko reikia. Ir susitarkite su jomis. Ir šį vakarą, ar dar šią savaitę, aš pat ir savo reelsus ištisai dabar darau, mes priimsime mentorystę tiek Neringa dvi moteris, kad galėtume joms duoti visą dėmesį, tiek aš. Jeigu jauti, kad tavo gyvenime atėjo ta vieta, ta diena, ta akimirka, tas laikas, tas momentas, bingo, žinai, kaip būna, kaip aš sakau, man užsidegė lemputė, ne. Tiesiog parašyk žinutę noriu. Ir mes su Neringa padėsime tau pradėti kelionę, kuri pakeitė mūsų gyvenimus ir tikrai aš manau, kad pakeis daugelį moterų arba vyrų, visai nesvarbu, gyvenimus iš pagrindų. Dar pridursiu, kad jūs ne tik tai gaunat ten žingsnius, ką daryti, bet jūs ateinat į nuostabią bendruomenę, mes darome gyvus susitikimus ir renginiai. Vat mes šiandien Vilniuje turime atidarymą ofiso. Ir važiuojam visi partneriai, lyderiai, pasikvietėm svečių, važiuojam į Vilnių. Mes trečiadieniais gyvai turime kiekvieną trečiadienį Kauno ofise, turim susitikimus. Mes turim Utenoj, darom Klaipėdoj. Ir žodžiu, po truputį mūsų kompanija plečiasi mūsų visų aktyvistų dėka, ne? Tai va. Dar ir darom pirmadienį, Zoomas būna. Penktadienį vyksta mūsų komandos mokymai, kada susitinkam ir aptarinėjam visus iškylančius klausimus. Tai tikrai labai šauni bendruomenė, kurioje gali rasti visus tau reikiamus atsakymus ir aišku, augti ir tobulėti, kas yra svarbiausia. Tai, brangios moterys, ačiū už nuostabų šį mūsų jūsų klausimą, mūsų pokalbį Neringutė. Ir šiandien su Neringa kalbėjom apie vieną iš paprasčiausių, moteriškiausių ir efektyviausių sistemų, kurios pakeitė mūsų gyvenimą, 2 žmonės per savaitę. Tai verslas, kuriame nereikia super talentų, nereikia dramos, nereikia spaudimo, čia reikia tik širdies, noro padėti kitai moteriai. 30 žinučių per dieną, galit ir 50. Ir 15 savaičių nuoseklumo. Tiesiog paimti, apsibrėžti tuos 3 mėnesius ir nuosekliai daryti. Ir rezultatai patys kalba už save. Ir jeigu jauti, kad nori asmeninio plano, mūsų šablonų, mentorystės ir aiškaus starto, rašyk noriu. Tiek Neringai, tiek man galit rašyti. Šią savaitę priimam tik tai po 2 moteris. Mes pasiruošos padėti su meile, Aušra ir Neringa. Taip, tikrai lauksim ir tikrai, manau, kažkam surezonavo. Tai laukiam žinučių komentaruose ir ačiū labai už klausimą. Iki kito karto, mielosios. Iki. Neringutė.